Sakoma, kad rytą reikia pradėti nuo kavos puodelio, bet aš pradedu nuo minčių. Ar verta būti savimi? Geras, blogai, blogas, dar blogiau. Tai koks aš turėčiau būti? Dar aš nesuprantu, kam keltis taip anksti į mokyklą. Nesąmonė, bet negaliu nuleisti rankų. Man labai patinka viena mergaitė vardu Elza. Bet kaip man prie jos prieiti? Nu, kad tu mažytė, gal nariu kaduose, labai akį traukia. Ar viskas gerai, Elza? Nieko šitas individas tau blogo nedaro? Ne, viskas gerai. O kas tau pamūlė? Kas nors kvietė? Nieko, tiesiog noriu įsitikinti, kad Elza save nesijaučia jaukiai. Klausyk, geras pasiūlymas. Pūskis čia geroji, yra? Nematai, kad mes čia tiesiai kalbamės? Tiesa? Aš tik matau, kaip vienas blogas individas nekažiai kalba su panelėm. Ką? Kad tu čiuluoji? Tu toj velnių gausi, ką čia dabar daro? Tai tiesiog kalbamės, kas? Nieko. Žemė pali, tai dar susitiksim. Kas tu čia dar, ne? Aš? Ką tu čia panašiai kaunitu? Į pasimatymą tave nematai, ja? Su ją? Durnelį, tu su tam niekada neryštų. Supratai? Sorry, seniau. Dabar tai tikrai tau kapės, taip čia gali. Turėsiu ką mokyti parodyti. Jūs iš visi išprotėjot? Kas čia dabar įvyko? Galit man kažkas paaiškinti? Mokytum, jis pirmas pradėjo. Taip, dar ką nors panašaus išgirsiu. Abudu iš mokyklos, supratot mane? Taip. Von! Vėl tu čia? Ką tu čia, Praeitą kartą buvo mažai. Ko tu čia taip susirašai, ja? Nu, pas savo mergytę. Kas ten per važys, matai? O tau neaklasgi. Klausyk, nenoriu prieiti su juos susitvarkyti, ja? Dabar kalbi mano kalba. Einam. Klauselis eina? Eik vieną prie užimtų mergaičiulės. Aš? Augustas. O jūs tie du klonai, kurie sekioja paskui Elzę? Ką, Pala. Kaunas sakai, pasiaiškink. O jūs dar nesupratot? Jeigu nesat įdomus, tai esat tikri klaunai. Žinot, kas yra svarbu? Būti savimi. Tai ir yra laisvė. Be pretenzijų, be kokių ten kaukių. Nes būti kietam, tai kaip statyti namą iš popieriaus. Jo, atrodo gražiai, bet menkiausias vėjas jį sugriaus. Žmonės traukia. Autentiškumas, o ne tobulybė. Nu ir kam tai iš vis, jeigu pats savęs nemėgsti? O dabar pasiskolinkit sparnus ir lėkit iš čia. Nešykit kiemę, a? jis mus ką tik pažemino, lochais pastatė. Klausyk, po galais gali apsiraminti, einam iš čia, vis tiek nieko nebus. Žinai, mes esam lochai, tai buvo teisus. Mes tiesiog bandom vaidinti protus. Aš nesu toks, kaip tu galvoji. Karočią, seniai. Atsiprašau, kad vaidinu tokį kietą. Dabar aš suprantu, kad normalus pats. Nieko savo. Nesiprašinėk, viskas gerai. Pats esu toks, tai jau suprantu. Iš tikrųjų, aš nerūpestingas, paprastas. Nu, žodžiu, kaip tu, tik tai truputį kitoks, galvoju, suprantu. Tikiuosi, atleidžiu. Tai aišku, bet atleidžiu. Žinai, mes kažkom panašus esam. Tai čia gerai. Klausyk, tu poksavakai kaip tipo toks stiprus? Kaip ir rimčias. Ne, tik kretena, kad 5 metus. Iki pirmąjį, sen. Da, vicėlį. Visą laiką galvojau, kad jei parodysiu, koks esu iš tikro, mane atstums. Bet tiesa ta, kad žmonės nepažins tavęs, jei visą laiką apsimintinėsi. Ir blogiausia, tu pats savęs nepažinsi. O būti savimi reiškia nebijoti nepatikti visiems. Nes svarbiausia patikti būtent sau.